Laikas, akimirka, čia ir dabar. Vyksta gyvenimas. Viskas aplink keičiasi. Ir tuos pokyčius geriausiai matai, kai iškeliauji ir sugrįžti. Keičiasi vietos, kuriuose augai. Ar dabar atpažintum savo tėvų namus? O žaidimo aikštelę, kurioje supylei pirmą pilį? Iki 2015 metų pabaigos renovuoti 1523 daugiabučiai namai ir socialiniai būstai. Daugiabučių renovacija vyko 56 savivaldybėse. Dabar kelionės greitesnės ir patogesnės dėl rekonstruotų kelių. Nebėra duobės kelyje, kurią anksčiau reikėdavo apvažiuoti. Išasfaltuota 737 km valstybinės reikšmės žvyrkelių, nutiesta arba rekonstruota 366 km vietinės reikšmės kelių ir miesto gatvių, įskaitant Vilniaus miesto aplinkkelį. Ir mokykla, kurioje radai draugų visam gyvenimui, dabar vėl kaip nauja. Energijos taupimo požiūriu atnaujinti 896 viešosios paskirties pastatai – mokyklos, darželiai, ligoninės, sanatorijos, poliklinikos, bendrabučiai, senelių namai, vaikų globos namai ir kita. Net senasis dvaras, prie kurio skyrei pirmą pasimatymą, švyti kaip naujas. Per 2007-2013 metų laikotarpį Lietuvos miestuose ir miesteliuose sutvarkyta daugiau kaip 40 nekilnojamo kultūros paveldo objektų – dvarų, pilių, bažnyčių, vienuolynų, piliakalnių ir kita. Dabar dar smagiau leisti laiką su draugais, daugiau galimybių gyventi sveikai ir džiaugtis gamtos turtais. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonės taikytos 107 vandens telkiniams – upėms, ežerams, dvarų tvenkiniams. Pastatyti arba rekonstruoti 42 nuotekų valymo įrenginiai. Nutiesta arba rekonstruota apie 2480 km nuotekų tinklų ir apie 1696 km vandens tiekimo tinklų. Prie vandens tiekimo tinklų prisijungė daugiau kaip 65 000 gyventojų, prie nuotekų tvarkymo tinklų daugiau kaip 105 000 gyventojų. Atsiranda galimybės naujoms patirtims, naujoms įsimintinoms akimirkoms tau ir tavo artimiesiems. 2007-2013 metų veiksmų programų lėšomis įgyvendinta 260 turizmo infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektų. Įgyvendinus projektus atnaujinti arba sukurti 336 turistų traukos objektai – dvarai, pilys, muziejai, bažnyčios, vienuolynai, viešbučiai, konferencijų ir sveikatingumo centrai ir kita, kurie pritrauks apie 7 milijonus lankytojų iš Lietuvos ir užsienio. Tai, kas vertinga, lieka ilgam. Pagal gyvenimo kokybei gerinti skirtas 2007-2013 metų veiksmų programų priemonės investuota daugiau kaip 2,8 milijardai eurų. Dėl šių investicijų gyvename gražesnėje, saugesnėje, švaresnėje aplinkoje. Važinėjamės tvarkytais keliais, mokomės atnaujintose mokyklose, gydomės atnaujintose gydymo įstaigose, turime galimybę turiningiau praleisti laisvalaikį. Geriame švaresnį vandenį, darome mažesnį neigiamą poveikį aplinkai ir gyvename patogiau.